Sveiki visi atvykę į šį video. Šiame video pamatysite mano kalėdiškai papuoštus namus bei projekto kaukės finalą. Ir tikiuosi, kad patiks. Tinka mano turinys, būtinai paspausk like ir prenumeruoti mygtukus. Taip nepraleisi mano video ir pamėginkime surinkti 20 prenumeratorių iki naujųjų metų ir žiūrim video. Pirmasis kambarys tai yra, aišku, mano. Tas kalendorius, gražios dekoracijos bei žibantis žaislas. Ir dar gražusis besmegenis. Ir gražiai uždėtas girliandos. Čia galime pamatyti besmegenį. Nelabai sekėsi prilipinti, bet padarėme, ką galėjome geriausiai. Ir va toks gražus kambarys. Ir dabar va taip gražiai pereisim į mano sesės kambarį. Mano sesės kambarys. Gražiai papuošta eglutė bei besmegenis, kuris gražiai padėtas ant šio dalyko. Bei vėl graži dekoracija. Čia matome daug gražių žaisliukų bei ta kepurė. Ir aš esu apsidėjęs šią kepurę. Aš noriu paklausti, o ar jūs esat pasipuošę kalėdiškai? Ar laukite kalėdų, ar jums kalėdos kaip tik nepatinka? Parašykite į komentarus, man labai įdomu būtų sužinoti. Ir prieiname prie didžiausios pažibos – eglutės. Eglutė, aišku, papuošta visokiais gražiais žaisliukais, dar uždėta graži girlianda, tik kad jos dienos šviesoje nelabai matosi. Dar šone matome dar įvairių gražių kalėdiškų žaisliukų su gražia girlianda, o pro langą matome gražų žiemos rytą. Ant stalo gražiai padėti yra kūčiukai bei padėta dekoracija, tai yra eglutė ir yra gražiai degančių žvakių. Jau peržiūrėjote mano kalėdiškus namus, tai dabar ženkime žingsnį į kaukių finalą. Linkite spėti, kas bus kaukių projekto nugalėtojas. Parašykite į komentarus bei pamėginkite atspėti, kas buvo po kaukę. Ir dabar stebėkite ekrane. Dabar jūsų paskutiniai spėjimai. Prašau, Monika. Mylimas ežiukas. Aš žinau, kas yra po šią kaukę, bet jeigu nesimutė, nežinočiau, bet dabar esu susitikus, kad po šią kaukę yra mano labai mylimas, gerbiamas bičiulis, dainininkas Anijanė. Simon. Aš tikiuosi, kad mes atspėjom ir čia slypi Anijanė. Savo, ežiuk. Dar kartelį, didžiulė pagarba už palaikymą Ukrainai. Slava Ukrainai, gyvuojant slava Anijanė. Robotai? Nelaužant tradicijų, čia tikrai ir neabejotinai visiškai yra Antanas Bosas. Aš labai noriu pritarti Simutės spėjimui ir sakau, kad yra Anijanė. Nu ką, sušūkime. Kaukę, 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 ežiukas, komisija, mes pagaliau, hai! Labas! Trečios vietos laimėtojas ežiukas Anijanė Undongo. 10-ojo jubiliejinio LNK šou Lietuvos balsas nugalėtojas, dainininkas. Ne, čia gal sužinos, būtinai, bet jau reikia po paskutinį spėjimą, Monika. Aišku, bet ne čia yra, ich ten razybą pamačiau. Aš irgi nežinau, šalai, net tas pasilyta, kas tokia faina čia gali būti. Aš taip pat neįsivaizduoju, kas po šią kaukę, bet spėju, kad Dalia Belickaitė liks prie to pačio. Taip, savo. O aš irgi šalai pro šalį, man neėda nežinau, kad už tą kaukę, nes aš suprantu, kad yra nuostabus nerūžamus, nuostabus, aš žinau, kad tai yra rūpelapė. Antanas. Apie priešvežimą žinok, aš tradicijų nelaužantis, mane pažįsti ir šiaip mėgstu palaikyti tą pačią rasą. Bet sakyčiau šį kartą jūsų visų nuostabai. Marija Reinders. Pagalvojau,
Antros vietos laimėtoja Ateitė Ugnė Siparė, televizijos laidų ir renginių vedėja, nuomonės formuotoja, socialinių tinklų žvaigždė, neseniai tapo mama. Žiūrovų balsavimų sprendimų 4. sezono nugalėtojas Juodvarnis. Šis žmogus yra labai geras aktorius, išskirtinio talento aktorius. Žinojau, kad šis žmogus labai gerai šoka, bet kad jis dar ir taip ir dainuoja, tai tikrai pusė šito žaidimo neįmanoma buvo atspėti, kad mūsų talentingasis aktorius Dainius Kazlauskas šitaip tai dar ir dainuoja. Tradicijų nelaužant, mėly kolegos, Dainius Kazlauskas, bosas! Jeigu buvo kokios abejonių, bet atėjo Marius Jampolskis. 5 sekundės pasirodymą Juodvarniui. Marius Jampolskis sako, chebra, čia yra Dainius Kazlauskas, jokių abejonių, Dainius Kazlauskas, jokių abejonių ir iš manęs. Dainius Kazlauskas. Simona? Aš irgi sakyčiau, Dainius Kazlauskas, ir tikrai žinau, kad pasitikti Tomutę, kuri tikrai atspėjo šią kaukę, bet kad būtų įdomu, aš sakysiu Mantas Jankavičius. Gerai. Iš pradžių buvo daug pavardžių, kad tai yra talentingas aktorius, buvo aišku, bet po to, kai jau užuomina buvo apie tai, kad jis labiausiai bijo Heidriuko, aš buvau 100% įsitikinusi, kad tai yra Heidriuko labai gerai pažįstamas Dainius Kazlauskas. Esu tikra. Pirmos vietos laimėtojas Juodvarnis Dainius Kazlauskas, Lietuvos kino ir teatro aktorius, režisierius. Tai toks buvo tas video, tikiuosi jums patiko, parašykite į komentarus, kokius aš video galėčiau nufilmuoti, bei paspauskite laiką ir prenumeruoti mygtukus. Tai padės ne man ir pabandome surinkti 20 prenumeratorių iki naujųjų metų. Ir viso.